Labas vakaras, krepšinio mėgėjai, sveikiname su jumis iš Vilniaus. Urban nacionalinė krepšinio lyga, Vilniaus Ryto dublerį, Vilniaus Ryto jaunimas prieš Alytaus Rytų. Visai netrukus, kai lekia į dar vieną greitą išpuolį. Ir pirmieji taškai. Vilniečiai dar kartą lekia greitą puolimą. Nukenčia, tačiau lieka su kamuoliu šiek tiek sumaišties. Ta sumaištis baigėsi, situacija, klubas tęsia savo ataką. Labai graži verpstė ir principinių mūšių Kaune, 95-90 nusileista, pretenduoja dar atkrintamąsias. Ir daug iš toli, tačiau šiandien kol kas tolimų metimų daug nėra. Vilniečių puolime, čia vėl šansas, yra apie ką pakalbėti. Čia Jokubauskas, 2+1. Pirmame kilnio, čia priverstinis metimas, besibaigiant laikui ir tas metimas. Tai yra tik pirmieji metimai iš toli. Urbanas, vėl perdavimas ir vėl du. Varžovai lekia į puolimą, čia visiškai. Ir švieslentė, čia metimas iš toli ir visiškai laisvas. Metimas iš toli ir šį kartą tikslus bandymas. Lieka 3 sekundės, priverstinis metimas iš toli. Lekia greitą puolimą po nesėkmingos varžovo atakos. Dar vienas tolimas metimas, dar kartą. Pametamas kamuolys ir Vilkas nežiba jau šiandien. Kalbant apie tritaškius, kol kas bent jau tos rizikos pasiteisino. Gali pradėti naudoti tuos ginklus, kurie buvo pakankamas matuojamas. Dar vienas vilniečių bandymas iš toli, dar pagalbos prašys iš komandos draugų, jos nebuvo. Vilniečiai toliau. Skotas, sudėtingesnė situacija, metimas netiklus, o vilniečiai super greit. Urbanas dar kartą iš toli, dar kartą. Kol kas sprendimų ant savęs pasiima šią ataką, meta iš galės užbaigti rungtynes čia. Čia dar kartą Urbanas ir traukiasi. Jie skaičiai ir nei viena komanda netruktelį kažkurią pusę čia. Litiškiai bando iš toli. Čia. Dar vienas tolimas svečių metimas, dar kartą atsakys vilniečiai, metimas, Alytaus klubas net nerengia atakos ir iš tikrųjų nebėra prasmės, viskas čia visiems yra aišku. Jaunieji vilniečiai antrą kartą šiame sezone įveikė Alytaus klubą.